Labas, labas, labas. Tai kągi sugrįžtu ir šiandien su tavimi norėsiu pasidalinti tai, kuogi aš gyvenu ir kuogi gyvena mano klientai, žmonės. Tai kažkas rašo, kad, na kaipgi tie kolidoriai, žodžiu, saulės, visokie užtemimai. Iš tikrųjų, aš tai netgi neskirstau, ar tai yra užtemimai ar ne, bet aš tiesiog suprantu, kad evoliucija, transformacijos žmogaus gyvenime visų mūsų tikrai vyksta ir mano lygiai taip pat. Ir viskas vyksta tik tai dėl mūsų pačių gerovės, nežiūrint į jokius mėnulius, saulės arba visą kitą. Šiandien ateinu truputį su labai tokia gilesnė mintimi ir intencija su tavimi pasidalinti apie atrastus tokius būties taškus, kasgi aš esu ir kaip man tai pavyksta padaryti, noriu su tavim pasidalinti. Ir tų gilių susijungimų su savimi atėjo labai aiškus tokie suvokimai, kaip iš tikrųjų įtakoja programos, kaip jos mus veikia ir pasirodo netgi vaikystėje peržiūrėti kažkokie serialai, pavyzdžiui, kaip Verkia turtuoliai arba Vergia Izaura, pasirodo gali palikti psichikoje labai labai didelį antspaudą. Kodėl? Nes kai nusieminėja dideli sluoksniai, kai atsiverinėja dar stipresnis ir gilesnis gylis, iš po kiekvieno gylio išlenda kažkokie prisiminimai. Ir man buvo visai netikėtai, net su didelė nuostaba nustebau, bet paskui prisiminiau, kad kažkas yra tai ir sakęs, kad tai, kokius filmukus mes žiūrėjom, kokias pasakas skaitė tėvai, tai ir yra jau užfiksuota pasąmonėj. Ir ta pasąmonė iš tikrųjų labai stipriai veikia. Tai pakalbėsiu šiandien šiek tiek susijusi su ir materialiniu pasauliu, su gausos pasauliu ir su pinigais. Tai kodėl aš paminėjau šitos filmus, tai todėl, kad tikrai atsimenu, net susivedžiau Google ir pažiūrėjau, nes iškilo vaizdas tos pagrindinės veikėjos, ar ne, kuri vaidino Vergia Izaura filmas ir turtuoliai verkia, Marija, man atrodo, jos vardas buvo. Tai va, ir kažkaip tai va prisiminiau tuos momentus ir pasirodo, jie ir buvo mano vienas iš blokų, programų, kurios trukdo ateiti į mano gyvenimą gausai. Skamba tiesiog stulbinančiai ir man pačiai buvo stulbinančiai, bet kai aš pamačiau tai buvo taip stipru ir taip gilu, kad, proto lygmenyje, tikrai, realiai suvokiant, tada supranti, kad tai kai tu žiūri televizorių ir kai tau rodo kažką, arba tu įsijungi kompiuterį ir žiūri bet ką, viskas lieka tavyje. Ir ypač lieka tie vaizdai, kurie sukelia jausmus, kurie sukelia išgyvenimus. Ir kaip tu manai, ar tie serialai tada dar, ar ne? Aš pažiūrėjau 90-ais ar kelintais ten metais buvo rodomi. Jie rodomi buvo ne šiaip savo. Tai, kas žino, kur viskas evoliucionuoja, tai ir buvo sukurti tam filmai tik tai tam, kad iki šių dienų atėjus, žmonėm reiktų prasivalyti tas programas. Nes kad atverti savo sėkmę, kad atverti savo autentišką gyvenimą, kad susijungti su savo esatimi, tai yra būti tuo, kuo tu esi, va tokie atrodo minimalūs dalykai labai labai stipriai įtakoja. Aišku, aš pati augindama vaiką jau tada supratau ir žinojau, kad filmukų žiūrėti tuose, kuriuose yra žiaurumas,
tikrai negalima ir tikrai to aš nedariau. Aš jungdavau rusiškus filmukus, kur daug būdavo juoko, daug tokių linksmų situacijų. Ir paskui buvo toks momentas, kai aš pakliuvau pas vieną tokį žmogų, man atrodo, net kažkada aš pasakojau, neatsimenu, galbūt savo Facebooko live, kad pas tokį išminčių, pavadinsiu aš jį, vyrą, kuriam tuo metu buvo 75, tarp kažkur tai ir ne 80 metų, jis sako, aš paduosiu tavo dukrai tokias 2 skulptūrėlės. Pažiūrėsim, kurią jinai išsirinks. Aš taip žiūriu ir galvoju, kas čia per eksperimentas, kas vyksta. Ir jis iš tikrųjų atneša 2 skulptūrėlės. Tai vienas yra toks Vilniukas, visą tą žodžių pavaizduotas, o kitas, man atrodo, jeigu gerai pamenu, kažkokia labai graži moteris. Skulptūrėlės yra labai nedidelės, vat, kažkur tai tokio dydžio. Ir sako mano dukrai, vat, kurią norėtum pasimti skulptūrėlę, vat, kuri tau gražiausia, ar ne? Ir jinai paėmė tą gražią moterį ir jis tada sako, kad matosi, kad vaikas gyvena, dabar bijau atsakyti, kaip tiksliai pasakė, bet gyvena ne žemose energijose, kur yra žiaurumas, o daug kur yra daug tos teigiamos energijos. Kažkaip jis panašiai susakė, nes jam tos šviesos energijos ar kažkokios tai kitos tuo metu tikrai nebuvo labai taip ar ne, ir dar tuo metu net ir kalbama. Ir va tada supratau, kad tai, ką aš daviau dukrai, reiškia, tai yra ir bus jos įtaka gyvenimui. Ir va šiandien šita situacija, kuri mane tiesiog sąmoningai vaikščiojant atvedė iki tokio gylio ir kad filmai palieka didelį štampą, šiandien tau irgi noriu pasakyti, kad jeigu ir tu žiūrėjai tokius graudinančius, pavyzdžiui, netgi Santa Barbara, kur ten buvo santykiuose ar ne gyvenimai, tikrai kalniukai, nuokalnės ar ne, tai irgi palieka antspaudą ir atsispindi žmogaus gyvenime. Tai vat tas visas programas iš tikrųjų reikėtų atrasti, pamatyti, priimti ir transformuoti. Bet aš noriu dar pasidalinti ir ne apie tai, noriu pasidalinti apie tai, kaip paskutinės dienas labai stipriai mane veda visata į tą gylį, į tą susijungimą su savo tuo vadinamo kibirkštimi. Kažkas vadina tašku, kažkas vadina deimantu, nesvarbu koks yra pavadinimas, netgi netikėtai atkeliavusi knyga, kuri vadinasi Taškas, tokios Viktorijos, jinai parašyta rusų kalba, man labai davė tokį gilų suvokimą, kad kuo mes labiau save įvardyjame žodžiais, pavadinimais, užkabiname kažkokias etiketes, pasirodo mes savo uždarome vat būtent tą laisvės kodą. Nes kas yra laisvė? Laisvė, kai nėra net tam aukščiausiam plane, tam taške, nieko. Atrodo, viskas išnyksta, viskas ištirpsta ir lieka tuštuma. Ir va tą momentą man Dievas davė pajausti. Aš nežinau, ar tai yra 100% tas jausmas, bet tai yra be galo nuostabi būsena. Ir tada tu supranti, kad kiekviename gyvenime tau užkabina tikėti, kad tu turi, pavyzdžiui, Jurgitos vardą, kad tu turi kaip numerologės štampę arba dailės mokytojo štampą. Ir visur tave tiesiog įrėmina, į tokias ribas, nes visatoje, erdvėje
nėra. Tame taške nieko nėra. Ten yra tik energija. Ten yra būtis. Šiaip man netgi kažkurią dieną vaikščiant atėjo labai stiprus pojūtis, kad iš vis mes esame būtis. Ir tas Hamletas, kuris yra parašytas, beje, aš jo dabar nesu perskaičiusi, bet manau, kad aš jį perskaitysiu. Va ten ir yra užšifruota ta mūsų būtis. Būti ar nebūti. Ir tie žodžiai man skamba kaip aidas, ar ne? Ir jie sako apie tai, kad čia žemėje atėjau pamiršti save, prarasti save, užsikabinti etiketės ir būti tuo, kuo man kažkas, ar ne, nori, kad aš būčiau. Bet, kaip ten sako, jeigu tu jauti, kad šitame gyvenime tu nori sužinoti tai, ką kažkada žinojai ir kad ir kaip nelengva yra praverti vienas duris, praverti kitas duris, praeiti tuos koridorius ir vis tiek ateiti iki to galutinio taško ir su juo būti, tiesiog būti. Ir tada supranti, kad šitas žaidimas, kuris vadinasi gyvenimas, tu jį žaidi. Ir tu jį žaidi taip, kaip tavo leidžia sąmoningumas. Taip, kaip tu gauni tuos kodus, tuos įrankius, kurie padeda harmoningiau, šviesiau, spalvingiau gyventi šitame gyvenime. Ir nemanyk, kad tik pas tave vyksta tik tai šie kalneliai. Pas visus žmonės vyksta. Ir tik pas vienus labiau, pas kitus mažiau. Ir ne vienas mano kalbintas pašnekovas, ar ne, mano YouTube kanale Kosmoso žvaigždės, jeigu tu dar apie jį nežinai, tai paliksi nuorodą, būtinai įsijunk ir pažiūrėk, ten rasi labai daug vertingos informacijos tavo evoliucijai. Ir kiekvienas pašnekovas man kiekvieną kartą irgi lygiai taip pat kažką atveria naujo ir padeda suvokti labai labai daug gilaus ir labai labai gilaus trapaus. Todėl ta knyga, kuri atkeliavo pas mane, kuri vadinasi Taškas, ir jeigu tu nori ją irgi įsigyti, rašyk man asmeninę žinutę, aš tau duosiu nuorodą. Aišku, ten pasikartosiu, yra užsienio kalba, rusų kalba, bet ten taip tiksliai parašyta, kas tu esi ir kas tas yra gyvenimas, kaip tai viskas veikia ir kaip tai būti, va toje būtyje, kad tu galėtum daugiau mėgautis, daugiau džiaugtis, o net atvirkščiai. Ir aš labai didelį jaučiu vidinį tokį kvietimą dalintis su savo mokinėmis, su kuriomis susitiksiu jau rugsėjo 22 dieną. Tai yra moterys, kurios nusprendė mokytis numerologijos, moterys, kurios prisiėmė atsakomybę sužinoti apie programas. Taip, programas, kurias tu kaip žmogus jas turi. Ir aš drįsčiau sakyti, kad kol tu jų visų savyje neatrandi, tu galbūt ir negali nueiti iki to taško. Galbūt, nes aš kalbu iš savo patirties, nes aš tik gaudama žinias apie savo gimimo datos skaičius, tai yra programas, aš aiškiai mačiau, kad aš galiu pasiekti tą tašką. Ir tą tašką pasiekti nėra taip lengva ir paprasta, nes ten irgi yra parašyta, kągi tu turi nuveikti, kad pasiektum tą tašką. Ir man tai turbūt pati didžiausia stiprybė ir buvo, kad
aš tikėjau, tikiu ir tikėsiu tai, kas ten užrašyta. Nes tai yra naujo laiko informacija. Tai yra žinios atitinkančios šių dienų. Ir pas mane buvo atėję net ne vienas aiškiaregis mokytojas vedlys, kuris matantis tą pasaulį iš to taško, netgi jisai norėjo išgirsti apie save. Ir antiek buvo nustebęs ar nustebusi, nes ir vyrai, ir moteris buvo, kad jie sakė, kad tai nėra kažkokia iliuzija, tai yra faktas. Tai realus faktas, kuris parašytas tik gimimo datoje. Ir šį metodą, kuris atkeliavo per Nataliją Ladinį, jis ir buvo, kaip aš suprantu, skirtas šių dienų žmonių evoliucijai, pažinimui savęs. Ir kiekvienas mano kalbintas pašnekovas patvirtino, kad tik eidami ir gilindamiesi į save, pažindami save, mes galėsime pasiekti tą savo tikrą esatį. Ten, iš kur mes ir atkeliavom. Arba tai, kas mes iš tikrųjų esame. Ir tikrai nenoriu išsiplėsti labai plačiai ir labai daug. Bet tik vieną, ką noriu su tavim pasidalinti, kad viskas, kas ateina į tavo gyvenimą, kaip toj knygoje parašyta, ir visos nemalonios situacijos, kurias tu turi praeiti, jos reikalingos tavo esačiai. Tavo esatis, tas taškas, ta būtis, ta kibirkštis, maža kibirkštis šviesos, jinai visą tai sutiko praeiti. Jinai sutiko išgirsti apie numerologiją. Jinai sutiko patirti kažkokias tai kitas patirtis. Nueiti galbūt pas kitą specialistą. Bet tik tai tam, kad jeigu tu nori pažinti save, atrasti savyje tą meilės energiją, tą harmonijos, tos tyrumo energiją. Žinoma, kad tau reikės visą tai atrasti, praplėsti, padaryti netgi. Nes tik tai vien perskaičius knygą, tai nereiškia, kad kažkas jau vyksta. Nors išduosiu paslaptį, kur knyga yra parašyta aukštų vibracijų, o šitoje knygoje tą ir atradau, čakros tiesiog degė. Tiesiog kaito. Ir aš tada supratau, kaip ir ten buvo parašyta, kad tu visą tai skaitysi kaip iš proto lygmens, bet tame giliame esatyje, toje sieloje vyks dideli procesai. Taigi, kiekviena žinutė, kurią tu gauni iš kiekvieno sutikto žmogaus, su kuriuo tau visada duoda susitikti, tau visada atveria galimybės, atveria tau naujus resursus, tau atveria naujus klodus ir naujus pasiekimus. Tik žinoma, kaip ir ne viename pokalbyje sakiau, mes čia ateiname mokintis, prisimti atsakomybę. Nes jeigu tu nusprendei eiti į gylį, tu turėsi užaugti. Tu turėsi prisimti atsakomybę už kiekvieną savo veiksmą, už kiekvieną savo žodį ir netgi tą gilę mintį, kurią galbūt tu pagalvojai ir kažkam lyg ir nusintei ir tau sugrįžo atgal. Tiek, ar ne, teigiamai, tiek neigiamai. Ir visa šita istorija, žmonijos istorija, kurią aš matau, jaučiu, suprantu, jinai veda į besąlyginę meilę. Į priėmimą viską taip, kaip yra. Priėmimą tavo istorijos šitame momente čia ir dabar, patyrimus, kurie vyksta.
O visus patyrimus žino tik tai tavo esatis, tik tavo siela, tik tavo vidinė galia. O apie galią. Kuo labiau eisi į save, kuo labiau skleisis tavo tie lotoso lapai, kuo labiau tu pažinsi save, tu susigrąžinsi savo galę. Galę, kurią tu kažkada praradai. Galę, kai tavęs niekas negali kontroliuoti. Pasirodo, aukštesnėme lygmenyje yra tokie dėdės, kurie tave skanuoja ir kai tu pasieki tą tašką, tą nulinį tašką, jie tavęs daugiau negali skanuoti, jie negali daugiau tavęs įtakoti, jie negali tavęs valdyti, nes tu tampi savimi ir savo šaltiniu. Šaltinis, kuris teka į tave, jisai buvo yra, tačiau jį gali išplėsti ir jo bus daugiau. Mes gimstam jau su ta virvute, aš tai pavadinsiu, siūlo, kuris teka ir į aukštį, ir į apačią. Tačiau mes to nežinom, mes nejaučiam. Tik tai sąmoningėjant, einant į tą gylį, atsiveria dideli klodai, dideli jausmai ir pojūčiai. Gal tavo vaikas yra net kada nors sakęs, mama, tu manęs neliesk, man skauda, atrodo, tu tik prilietei vos. Ir jisai sako, nefaina. Va čia yra ta materija, kai viskas jaučiama, net prilietus galiuko pirštuku arba pagaliuku. Kai tu jauti savyje tą jėgą, tą galią, tą šviesą savyje, kai tu stovi tvirtai, nes tu žinai, kas esi. Ir kiekvienam yra duota skirtingai. Kažkam per 10 metų, kažkam per 20, o kažkam per 2, 3, o gal net metus. Visiems skirtingai, nes visos sielos turi skirtingas patirtis, nes kiekvienoje toje gyvenimo, vadiname žaidime, visą tai patyrė, augo, plėtėsi. Žiūrint iš aukščiausio plano, iš šaltinio, mes esam tik taškas, tik maža dalelė, bet mes visi esam tie taškai, mes esam tinklas. Kai tu pabūsti, kai tu eini į save, visi, kas yra tavo aplinkoje artimiausioje, jie irgi bunda. Galbūt ne taip, kaip tu, bet jie viduje kinta. Vyksta procesai, vyksta pokyčiai. Ir įsivaizduok, jeigu tavo aplinkoje yra 20 žmonių, 30, o nuo jų kiekvieno dar yra po 30. Koks mastas vyksta visoje visatoje. Kiek tų taškų, vat kaip tų danguje žvaigždučių, pradeda žibėti, kurios atranda save. Tos, kurios supranta, kad tik jos kuria savo gyvenimą. Tik jos yra savo gyvenimo valdovai arba tie laivai, kurie plaukia savo kryptimi, ne kažkieno ar ne pagal kažką. Ir tikrai galiu pasakyti, kad tą atrasti reiks ir paleisti daug. Galbūt ir atsidurti tame viename taške vienam ar vienai. Nes tik tyloje ir tik su savimi tu galėsi atrasti tą tašką. Būti savyje, jausti ir tiesiog žinoti. Ir tada nebereikia tau įrankių, nebereikia tau kitų žmonių, kas tau gali pasakyti ir nukreipti. Aš prieš tai kalbėjau, ar ne, apie dimensijas,
kur mes ant kiekvieno laiptelio vis patiriame kažką tai naujo ir nuostabaus. Ir čia galiu pasakyti, kuo lipsi ant aukštesnio laiptelio, tuo tavo atsakomybė visada didės. Ir didės tik tai todėl, kad tu tai sutikai patirti. Nes jeigu tavo siela nesutiko, jinai ir bus ant to kažkurio kito laiptelio. Bet nereikia tau tada liūdėti, nereikia tau dejuoti, tiesiog tau reikia tik priimti, kad viskas, kas vyksta aplink tave, tai vyksta tik dėl tavęs. Jeigu pažiūrėsim iš to aukščio plano, to aukščiausio, šitoje visoje žaidime, šitoje aikštelėje esi tik tu vienas arba viena. Ir tik tu esi tas projektorius, kuris gali rodyti savo filmą tokį, kokį tu nori susikurti. Žinoma, kai kiekvieną dieną yra daug liūdesio, negatyvo, tavo gyvenimo projektorius ir rodo ir daugina tą patį dar ir dar ir dar kartą į priekį. Ir klausia žmonės, tai kaip išeiti, kaip atrasti tą tylą, tik tai darant, tik būnant su savimi. Įsivaizduoji, kai tu turi aplink save darbo kolektyvą didelį, kai tu turi aplink save daug šeimos narių, draugų, kokį tu turi padaryti žingsnį, kad nerti į vienatvę ir būti su savimi, jausti save. Taip bus baisu, bus katastrofiškai baisu. Ir kaip taisyklė visata tau dar atsiųs išbandymus, patikrinimus, ant kiek tu pasiruošei nerti į šitą gylį. Ir tą gylį pasiekia tie stipriausiai, kurie tiki savimi, arba vat kaip aš, matau per numerologiją, kad tai aš galiu turėti. Mane kaip įkvepia, veda ir rodo. Aš jau nekalbu apie tai, kad mes turim angelus sargus, kurie visada yra su mumis, kurie mus myli, kurie rūpinasi. Aukštesniam lygmenyje, sako, nėra jokių angelų, nėra jokių ten būtybių, yra vienintelis tik tas absoliutas vadinamas, kuris ir viską tai sukūrė. Bet mes pažiūrėkime iš to žemesnio taško, nes aukštesniam taške būnant, ne kiekvienam galima išgirsti širdimi. Ko aš ir linkiu kiekvienam klausytojui, kuris jau iki dabar atėjo iki čia, iki mano šio video, klausyti savo širdimi. Ne protu, ne galva, o širdimi. Klausyti todėl, kad ten vyksta daug nuostabių dalykų. Ir netgi kartais protas gali nesuprasti, bet širdis, siela visą tai gali pasiimti. Ir po kažkurio tai laiko, kol generuojasi visos energijos, atsispindėti tavo išoriai. Tai kągi dabar daryti, kad tavo gyvenime dar daugiau atsivertų šviesos? Tai pirma, ką tikrai rekomenduoju, pažinti save, galbūt užsisakyti analizę. Antra, ką rekomenduoju, nerti į piešimą, į tapybą, į ypač sakralinės geometrijos meną. Ten, kur tu gali piešti, ten, kur tu virsti tuo tašku, o viskas, kas piešiasi aplink tave, tai ir yra ta visata, kosmosas. Tai yra beribė aplinka. Ir tas buvimas savyje ir ypač tyloje, netgi piešiant, padeda pajausti save, padeda panerti į save, padeda susijungti su savimi, padeda pamatyti
daug giliau, negu tavo protas mato. Nes protas kūrė tau istorijas, iliuzijas, kuriuose tu esi paskendęs ir nematai tos tikros realybės. Nes jeigu pamatytum iškart realybę, tave galėtų šokiruoti. Protas tiesiog susprogtų, turėtum pasiekmių fiziniam lygmenyje, reiškia, visos uždangos nuo tavęs yra nuimamos tinkamu laiku ir tada, kai reikia. Taigi, kiekvienas mes pasirenkame, kokį sprendimą priimti, ar vis dar atidėti, ar vis dar laukti, ar daryti momentą, žingsnį čia ir dabar. Tai jeigu tu norėtum išmokti numerologijos pagrindų, kurie pasitarnautų tavo šeimos geroviai, o galbūt netgi ir tavo artimiausiai aplinkai, gal ir svetimiems žmonėms, tai žinoma vėliau ir neštų tau finansinę gausą. Mielai tavęs lauksiu prisijungiant. Nuostabioje mažoje grupelėje su nuostabiomis sielomis, kurios irgi ateina tik tos, kurių vidus jau pasiruošęs. Ir tas žinias, kurias tu gausi, tu galėsi jas pritaikyti bet kur, bet kokioje situacijoje, bet kokioje įvykyje. Tu visada galėsi pažiūrėti ir rasti savo atsakymus. Galbūt, kodėl nėra pinigų, kodėl nesėkmė nuo tavęs nusigrėžia, kodėl santykiai byra arba santykiuose yra problemos, kodėl sveikatos turi daug iššūkių, ką darai ne taip, kodėl tu esi toks galbūt neryžtingas ir nesugebi sukurti verslo, nes galbūt iki to tavo sielos užduotis nusprendė padaryti kitus veiksmus ir tu jų neatlieki, nes ten yra daug baimių, o už baimės ir yra tavo resursai ir galimybės. Ir kai girdžiu žmonės sako, o kamgi reikia pažinti save, ašgi juk ir taip save pažįstu, ašgi žinau, kas esu. Taip, tu žinai, bet tu žinai ne viską. Aš irgi taip maniau, kad aš viską žinau apie save, kad man patinka tas, bet tai buvo mano iliuzija. Tai buvo tie sluoksniai, tai buvo tos programos, kurios man sakė, kad man tas patinka, o kai aš jas pamačiau ir nuėmiau, transformavau, aš pamačiau, kad gyvenime dar daugiau patinka kiti dalykai, negu patiko iki to. Taip, kažkas ir išliko, kaip piešimas, jisai šitame gyvenime man yra nuo pat vaikystės, jis ir dabar yra mano gyvenime ir aš džiaugiuosi. Bet yra ir kitų dalykų, yra kitų momentų, kurių kartais nepastebim. Nors vėlgi, jeigu tai pažiūrėsim dar giliau, visada viskas labai aiškiai matosi per kitus žmonės, per kitas situacijas. Ir numerologijos mokymai tai ne tik pagrindai, antroji dalis tai bus labai stipri dalis. Tai būtent ėjimas, pažinimas savęs. Kas aš esu? Kas yra tas taškas? Kas yra mano tas kristalas? Kaip jį nušlifuoti? Kaip jį atrasti? Kaip gyventi sraute? Kaip atskleisti savo autentiškumą? Kaip nesimokinti jokių ten marketingų? Kai tu atrakini savo tašką, kai tu susijungi su savimi, nebereikia kitų dalykų, nes tai, kas tu esi, jau niekas nebetinka, nes ten yra sukurta kažkieno. O tu, kai esi tik tai, kaip pavyzdį duosiu. Kažkada buvau čia pačioj pradžioj, kai prasidėjo mano kelias į savęs pažinimą ir su numerologija, aš pakliuvau pas moterį, kuri sakė, kad trečiadieniais turiu filmuoti laivus, antradieniais turiu rašyti tą, penktadienį atsakinėti į tuos klausimus žmonių, šeštadienį daryti tą ir tą nuotrauką, dėti tokią ir tokią ir taip toliau ir taip toliau. Jau tada jaučiau, kad kažkas yra ne taip. Ir šiandien tau galiu pasakyti, jokios nuotraukos, jokie tavo aprašymai
Niekas neatspindės tos beribės gausos, kol tu nesusijungsi su savo esatimi, su savo tuo tašku, su tuo savo būtimi, nes ten yra tavo kodai. Tie kodai, kurie yra duodami tavo aplinkoje, jie gal kažkam ir veikia, kurie gyvena 3D matricoje. Bet jeigu tu jau 4 ar 5 ir dar aukštesnėje, jie tiesiog neegzistuoja. Todėl, kam ištaškyti pinigus ir atiduoti ten, kur nebereikia, kai tu gali nerti į save ir pažinti. Aš esu pasiruošusi tau pasitarnauti tai, ką aš pati praėjau, pasidalinti savo patirtimi, savo istorijomis, kurių aš kažkaip nesidalinu visko dar čia atvirai, kurios tau, manau, padės ir įkvėps. Ir padės įkvėpti tik tai tam, kad žinau, kad aš esu tu, o tu esi aš, kad kitas irgi yra tu, o tu yra kitas žmogus. Ir taip mes pasėsim tinklą po visą visatą, uždegsim tas žiburiukus, tuos kibirkštės, žvaigždės, nežinau, kaip be pavadinsi. Kaip ir sakiau, pavadinimų nėra, yra tik būtis. Žmogaus kalboje galima pavadinti tai žodžiais įvardinti, bet tai neapibrėžia, tai yra neapibrėžtina, tai yra begalybė. Ir jeigu tau šiandien širdis kviečia, bet kažkas dar trukdo, galbūt finansai, galbūt aplinkybės, susisiek su manimi, galbūt mes galėsim atrasti kompromisą. Aš labai vertinu žmonės tuos, kurie, žodis vertinu gal ne tai nuskambėjo, bet priimu žmonės tuos, kurie pasiryžta šitoj kelioniai, nes čia vyks gilios transformacijos, vyks gilūs procesai ir tik tai todėl, kad viskas klostytų su tavo ir visų kitų geroviai. Žinoma, ir pabaigai noriu pasidalinti tuo, kad kas beatsitiktų tavo gyvenime, kokia besudėtinga situacija bebūtų, atmink. Tu esi toje stotelėje tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Tu padarai viską geriausia, kas tuo metu galėjo įvykti. Tu išsakei tai, ką norėjai išsakyti, tu pasiuntei mintis, ką norėjai pasakyti. Tai buvo geriausia. Bet atsimink vieną. Tu gali pasiekti dar daugiau. Tu gali turėti dar daugiau. Ką ir kaip, tu tą jauti širdimi. Tu žinai apie ką tai. Kiekvienas iš mūsų mes žinom, ko mes norim, dėl ko mes čia atėjom žaisti šitą žaidimą ir patirti tai. Ir kuo labiau mylėsi save, kuo labiau rūpinsi savimi, nebeišduosi savęs, įsiklausysi save, kuo labiau tave ves intuicija ir nebesispiriosi, nebesislėpsi, o darysi veiksmą, tuo tau gyvenimas, srovė, srautas, neš ten, kur tu ir turi būti. Ir tikrai galiu pasakyti, kad nei vienas žmogus niekada neatsidūrė neteisingoje vietoje. Jisai visada sutiko tuos žmonės, tas situacijas patyrė, galbūt netektis, skaudulius, nes tame yra pati didžiausia sielos prasmė. Prasmė, kuri sako, kad reikia keliauti, plaukti, pat kaip tas laivas, kad ir kokios bus būrės, reikia plaukti. Taigi, aš kviečiu tave plaukti kartu su mumis rugsėjo 22 dieną, prisijungti į nuostabią kelionę 8 savaitėms, nerti į pažinimą savęs, išsilukštenimą ir gylį, kurį tu gali patirti. Kažkas klausia, o gal bus dar kažkada, tai nieko nežinau, kada bus kiti mokymai. Aš nežinau, kas bus rytoj. Aš gyvenu čia ir dabar.
Ir tik žinau, kad užfiksavus tą datą yra 22 diena, nuostabi diena, lengvumo, paprastumo ir laisvės diena, kai tu galėsi tą pirmą pamoką susitikus nerti ir pažinti save. Taigi sakau, iki kitų susitikimų, gražių, stebuklingų akimirkų ir atmink vieną. Tu esi nuostabus, tu atėjai kurti savo gyvenimą, tu atėjai būti tas projektorius ir kurti savo filmą. Taigi susikurk savo filmą patį gražiausią. Žinoma, iš jausmo, pojūčio, iš minties ir žinių. Iki kito susitikimo.